Nu, Konjusa kabinė. Dabar testuojam naują aparatą, tai žiūrėsim, ar veiksis. Iš Contribui rėmėjų. Išgalėjom nusipirkti dabar mikrofoną. Tai man atrodo, kad šits video padarysim oficialų visiems, kad bus visiems matoma. Ir dabar kokį sarmatą tims, kad nemokėjai pinigų, dabar žiūra, ne, vis tiek žiūrt, nors nemok pinigų. Nu tai vis tiek sarmatą žiūrėjai dabar, na, agaila, to 3 eurų, na, 5 eurų. Kebabiuką mėnesį nesuvalgys, veina viskas. Cigariuką nesurūkysi. Nu, cigariuką veina pakėlį mažiau per dieną ir viskas, nu. Tai žodžiu, važiuojam į Biržus. Trečias Lietuvos motocross čempionato etapas. Ten kažkur prie Biržų matos juodi debes. Pranašauja, kad per naktį palis. Tai rytoj, ne? Rytoj ne. Jau neberodo? Rytoj neberodo. Gerai. Tai viena laimė, kad rytoj neberodo. Tai šiandien ruošiau visą dieną motociklą. Ir motociklui parašėm taip, kad tinklelis jau priekį užsidėjau, kad nekaistų. Jau per MXGP pasimokiau, kad užtaškė ir iškart pradėjo variklis kaisti. Tai purvui pasiruošta. Taip pat purvui pakojai jau yra uždėti. Tai dabar purvo nebijau. Nu dar rankinėlės priekė dar reikėtų užsidėti, jeigu pilnai purvui. Bet šiaip vis motų paruošti tvarkingai, visas blizga. Tai pasiruošęs važiuoti. Tai važiuosim dar į Maksimą, apsišopinsim ir eisim gulti šiandien, apsistoję. Labai tikiuosi, kad bus garsas. Nu jo. Nu. Parodykim to bardaką. Konjusa kabinė. Tai sekmadienį ryt. Nėra kažkam kitkan su Konjus. Nes mačiau vienas influenceris, irgi žemaitis, irgi jaučiu iš Telšių koks. Panašus akcentas telšiškiaus. Tai irgi žemaitis mačiau ir. Atsivakinant užkurlius už nugaros. Ir reiks iškarpyti, man atrodo. Tak, būn. Nu, tu kalbėk, po to pagalvosi. Konjus ekstremala. Tai dabar ieškau kelnis, kokiks užsidėti iš tikrųjų. Ir maščiau tarp tų kelnių. Irgi. Šiandien būsim viščiuką. Manulei būti viščiuką šiandien. Bananas. Tai arba bananas, arba viščiukas. Pasėmiau to biškį su plyšais. Bet regreto važiuoti, kai nieks nematytų. Tai žodžiu dabar rengiamės įvažiuosim į kvalifikaciją. Už gerų nepilną pusvalandok prasidės. Trasyti gers, orėlis irgi gers, ne karšta, ne kon, vėjas paput. Tai gera, nepavargsam labai didelė. Tai anam reikia įsivažiuojam. Wished I could stop the time and listen to you brag about. Tell me your story about your glory. It has been secret for so many years and it has to be so. Labai liūdnas atrodai po kvalifikacijos. Ne, išsiuostas. Nu. Papasakosi kažką? Niek dabar lygiai trasytę atrodo. Tai duobių nėra daug.
bortų irgi nėra, tai visur realiai be bortų važiuoti. Tai biški gal slyst visur, taip prigaudai tą galą, nes su smėlinė padanga važiuoji. O šiaip tai gerai. Vien tiesiog gręžti. Tai vis. Tai čia variklis žaid daug. Bet nieko, starčiuks. Ir dabar galvoju dėl lenkimo trajektorijų, kad visą vyrį iš išorės į vidų, aplinkui visur ir vieną tą trajektoriją. Tai su lenkimu bus blogai, jeigu blogas starts. Bet jeigu geras starts, tai gerai. Tik tiek, kad vienodo lygiai važiuoti, tai vieno įkrūvoj visą važiavimą ir važiuos. Nebus taip, kad kažkas paveiks ar kažkas. Vis laik krūvoj bus. Tai bus kova. Tai startas labai daug ką lems. Nu jo, čia start praktiškai. Pusę darbo jau padaryti. Geras start, tai pusę darbo jau. Time never stopped, neither did we. We traveled through a lot, but stayed on our feet. I know I'm never gonna know you from the bottom to the top, but that's okay with me. I never look back. Tell me your story. Masto visokių nesąmonių. Startas turi būti po pirmos 5 ir vėluoja jie. Tai kai tik startavo jie, mums jau iškart reikėjo atvažiuoti į laukimo zoną. Kadangi 3 minutės pavėlavau, jie neįleido į laukimo zoną, tai turėjau sustartuoti iš pačio galo ir čia ne vienas šas, čia daug yra tokių raiderių. Tai kai jie vėluoja, jiems nieko tokio, mes vėluojam, baudžia. Ir aš nesuprantu, vieną kartą per geltoną šoką nėra baudų, dabar vat tokia smulkmena, va taip. Tai Lietuvos logika. Dvigubi standartai. nežinau, kas gali būti. Su elektronika. Atitinka šitą šypsenėlę tavo emocijas dabar. Bet kai apžvalgos rate nevažiavai, ne? Kamilė, už kiek laiko startas? Už kiek laiko startas? Už 2 valandų. Ar tas kardienas spės surinkti, ar nespės surinkti? Tell me your story about your glory.
Mocas tvarkingas? Kurės bent jau. Tas bent jau kurės, matot. Neapsuksi net ratelio pabandyti. Ne, tik ačiū. Papasakosi, ką perdėjai iš ano Mocai tą? Amortikus perdėjom, kaminą. Ir viskas jau. Filtrą įdėjom kitą. Ten vairs tas pats viskas yra. Daugiau ten pakojai kitokie biškė. Bet palikot pakojus? Na, palikot tas kitoks. Tai biškė turi skirtumą tas Mocas, bet ne. Tai dabar važiuoju su treniruočiu motociklu. Ja? Kaip sekės? Startą pridusau. Ir startavau gerai, bet toks mocis. Tai pripratau prie varžybų, nes su treniruočių mocu nebuvau dar startavęs. Tai nežinau, arba jau biškis marvės trūksta jam, arba per mažai gazo padavė, du dalykai.
bet kad kompo reikia tuninginio, tai faktinės, dabar visas notas stokinis originaliai. Tai čia žaidž jėga. Aš mačiau, susikabino. Aš to klasį trečią Latvijų. Tai baigės varžybas, dabar važiuojam į Jonavą, švęsti joninių. Pamatėm, kad Jarutis koncertuos, tai iškart sakom, varom. Bus dar The Roop, tai bent kažkas šiandien gera bus, ne šiandien dienelė, tai kosminė. Tai startą neįleido, prieštarauja savo taisyklėm. Kažkas... Papasakok situaciją. Nu, yra tokia situacija. Federacija sudaro, tipo tvarkaraštį. Tai pagal tą tvarkaraštį jie nespėja. Tai mes matom palei situaciją. Žmonės išstartuoja, nu tai mums iki starto lieka dar akivaizdu, kad dar, nu, mažiausiai 25 minutės. Nu, bet pagal tvarkaraštį mums iki starto turėtų būti, 10 minučių iki starto. Tai jie vadovaujasi tvarkaraščiu, o mes pagal situaciją. Tai teoriškai jie teisi, bet praktiškai mes teisi. Bet mes neatsiliekam. Atsilieka iš tikrųjų varžybos, kad vėluoja viskas. Tai mes dėl to dalyviai nesam kalti. Tiesiog, man atrodo nelogiška atvažiuoti 25 minutėm anksčiau į startą ir ten stovėti. Tiesiog kiti dar neištartavo, važiuoja 15 minučių plus 2 ratai, čia mažiausiai 20 minučių. Tai jie dar neįstartavo, o mes jau stovim prie laukimo zonos apsirengę. Nors iki starto dar akivaizdu, kad 25 minutės, o reglamentas traktuoja, kad iki starto 10 minučių. Aš nesuprantu. Čia yra tiesiog vienas dalykas žmogiškums ir taikymas su taisyklėm ir situacija, kad ir turėjo pranešti kažkas, kad keičiasi dienotvarkė ir panašiai. O gyvenime nėra buvę tokios nesąmonės. Suprantu, būtų galima tai daryti žmogiškai, bet žmogiškai būtų taip, jeigu jie minutė ir laikytus duoto grafiko. Tada, pilnai suprantu, aš 10 minučių anksčiau būtina atvažiuoti, nes turi ir startą apsižiūrėti, atsistoti. Tai čia vis normalu. Tai 10 minučių atvažiuoti anksčiau, tai čia būtina reikia. Netgi mes norim patys atvažiuoti 10 minučių anksčiau, iki starto. Bet dabar čia reikėjo iki starto atvažiuoti vos ne pusvalandžio anksčiau. Tai žodžiu. Kiek vėlavai į pirmą važiavimą? 3 minutės ir neįleidau. Bet ir tai anksčiau išvažiavau. Bet ir tai neįleidau. 3 minutės vėluojant. Kosmosas. Tai tada laukiam belė kiek minučių, 15 minučių, dar net neleido apžvalgos rato važiuoti. Ir sakė, jeigu į antrą važiavimą bent 4 sekundės pavėluosis, tai iš vis neleis važiuoti. Net neleis startuoti. Blemba. Ir pavyzdžiui, čia yra žiauresnės taisyklės negu MXGP, įsivaizduoju. Nes MXGP iki apžvalgos rato yra tai padaryti. Ir kai apžvalgos rato nespėjai, viskas, tu nebegali važiuoti apžvalgos rato, nes uždaryti vartai, bet po apžvalgos rato, tu gali atsistoti į paskutinę vietą, kaip atvažiavai. GP taip, bet Lietuvoje lygis aukštesnis. Demonstruoja aukštesnį lygį. Bet pavyzdžiui, kai buvo praeitą etapą. Praeitame etape buvo taip, ten buvo dar aukštesnis lygis. Jeigu dabar Lietuvos čempionatas, bet ten buvo Baltijos čempionatas. Ten jau lygis tikrai. Ir sportininkų tikrai buvo ir daug daugiau, ne čia keli vienetai. Ir buvo taip, kad ir pats savo akim mačiau, ir pats dar mačiau, kaip man ratas praskrido pro galvą. Ir čia buvo toks įvykis, kad mane aplenkė per geltoną muzikuojančią vėliavą. Ir jis negavo jokios baudos. Nors manęs nepraleido, kaip ir aplenkė, taip ir jis liko priekį, nors pagal taisyklės, jeigu aplenkė per geltoną, jeigu nenori gauti baudos, turi praleisti ir tada negauni baudos.
Plus kita bauda už šokimą tramplyną pilną, įveikimo tramplyną yra 10 pozicijų bauda. Jokios baudos. Bet šiandien Už 3 minutės tai jau kosmosas. ne Baltijos čempionate, bet Lietuvos čempionate lygis. Bum! Ir kas svarbiausia, dabar kažkas irgi čia nuotaika, kas pasikeitė, kad iš video medžiagas, nes yra akivaizdi video medžiaga, kaip peršoka pro mane, kelsim video, kaip peršoka per mane. Ne, teisėjas matė, kad šoko, bet nematė numerį, koks šoka. Tai tipo nesiskaito, Tai mes nesiskaito, negalim užskaityti. Bet yra video medžiaga, bet ne, mums netinka video medžiaga. Netinka video medžiaga. Tai va čia lygio palyginims, kur kartais užplaukia, o čia pagal nuotaiką, pagal... Čia yra kosmosas, iš tikrųjų, čia net logika nesueina tokiais dalykais. Tai kartais va tai pikta, nes aš pats esu buvęs nukentėjęs va ties tom, kad žmogus vieni iš pasakojimų, kiti žmonės nueina ir man baudas skiria. Kita yra buvę man ir toks atvejis per cross country, žmogus nufilmavo, nunešė virteisėjus, jo, patvirtinam, tai mane diskvalifikavo. Dabar, nežinau, gali pakomentuoti, kur, kada pasikeitė, nes man buvo praeitais ar užpraeitais metais, per 2 metus, jeigu ar pasikeitė, čia reglamentas taip, nes dabar buvo taip, nu aišku, tik cross country, bet irgi, manau, kad ten turėtų būti panašiai, tai reikėtų argumentuoti kažkam, ar pasikeitė per 2 metus, ar nepasikeitė per 2 metus. Ir motocross'e man ir buvo, nes aš tų diskvalifikacijų, o tiek. Ir vienu tašku dėl to buvau ir motocross'e čempiono titulą praradęs. Kad iš video medžiagos irgi nunešė, ir viskas, užsiskaitydavo tą baudą. Ir pavyzdžiui, kai mane aplenkė per geltoną vėliavą, tai ten man jau grėžė ir sveikatai pavojus. Tai pavyzdžiui, ten rimta situacija, aš skaitau rimtą. Ir turi būti baudžiama už tai. O dabar čia sveikatai jokio pavojo, čia tiesiog atrodo kaip pasityčia. Tai va žodžiu, tokios tokelės, nuotaikos nekokios, dar mašinai padangą nuleido išvažiuojant. Tai šiandien dienelė taip sukrito, kad ir keičiant amortikus iš vieno moco į kitą irgi ten, kai kurie varžtai ten prasisuko, ten išskubėjimo. Tai žodžiu, šiandien nuotaiks nekoks, visi tiesiog nervino. Turėjo būti graži diena, bet gavos, na taip va, nekrito kortų šiandien baisiai. Tai va, ačiū, kad žiūrit su Contribui, ne šiaip, kad prisijungė. Ačiū, kad remiat, tai susimatysim toliau. Tikiuosi patiko. Ir prašyčiau ant manęs nepykt, nes čia nuomonės išsakymas. Ant nuomonės išsakymo jokių pretenzijų, kad nebūtų.